Lygos sezone amžiaus vidurkis Maskvos centrinio armijos sporto klubo žaidėjų yra tik tai 23,5 metų. Ir matome, kad 2 minučių paskutinė atkarpa Maskvos centrinis armijos sporto klubas laimi 10-0. Nieko nebestebina, kad maskviečiai, kaip ir daugelis Rusijos krepšinio klubų, laiko limitas, tad pažeista 24 sekundžių kamuolio valdymo taisyklė ir kamuolys atitenka Graikijos komandai. 24-21, 3 taškai ir Maskvos centrinis armijos sporto klubas gynyboje. Vasilis Panulis atiduoda kamuolį komandos draugui. Ir Maskvos centrinės armijos sporto klubas nesugebėjo apsiginti nuo šios graikų atakos, sugebėjo ir Rusijos pirmenybės, 3 kartus Tarybų sąjungos taurė ir 4 kartus yra laimėjęs Europos taurę. Beje, vieną kartą Maskvos centrinės armijos sporto klubas triumfavo irgi jau nebesamame turnyre, Nebl turnyro čempionais 2000 metais. Koks efektingas triuškinantis kamuolio dėjimas į krepšį iš viršaus. Ir atakoje Rusijos krepšininkai atrodo galingai. Tiesa, dabar Anatolijus Kašyrovas nepataiko iš vidutinio nuotolio ir graikai žaibiškai atsidūrė varžovo aikštės pusėje. 2 taškus pelno 13 numeris Dmitrijus Demantidis, Anatolijų Kašyrovo komandos draugas, tačiau perdavimas buvo šiek tiek netikslus ir graikam nesudarė rimtesnių problemų perimti šį kamuolį. Pataiko iš tritaškio metimo zonos Graikijos 13 numeris Dmitrijus Demantidis. 5 iš eilės Dmitrio Demantidžio pelnyti taškai ir jau minutės pertraukėlės prašo sunerimęs Maskvos centrinio armijos sporto klubo vyriausias treneris Ettore Messino. Matome dar kartą šio epizodo pakartojimą. Štelė abiejų komandų krepšininkai, Maskvos centrinis armijos sporto klubas grąžina kamuolį iš už galinės linijos 30-26. Sužaidus antrajame kėlinyje, 3,5 minutės. Maskvos centrinis armijos kaip dabar blokuoja 13 numerio Davido Andersono metimą Graikijos krepšininkas ir jeigu neklystu, dar kartą žiūrime šio epizodo pakartojimą. Štai, gauna kamuolį Andersonas, 13 numeris, nupučia kamuolį Dmitrijus Demantidis. Paskutiniųjų 2 minučių didvyris. Jau manau ir pats Davidas Andersonas buvo patikėjęs, kad dabar pelnys 2 lengvus taškus, tačiau to padaryti Rusijos krepšininkai gynybo, atakai lieka 5 sekundės. Ir priverstinis metimas, likus 2 sekundėm, nepasiekia tikslo ir nespėja grįžti Graikijos krepšininkai į gynybą. Rusijos žaidėjai be jokios abejonės turėjo tai išnaudoti. Tačiau jau kelintą kartą Davido Andersono veiksmuose puolime jaučiasi toks neužtikrintumas. Atkreipėte dėmesį, vieną kartą jo metimą blokavo šiandieną varžovai ir dar kartą, niekas turint tokį ūgį Davidui Andersonui, 2 metrai 12 centimetrų. Legionierius iš Danijos galėjo. Trečią kėlinį pradėjo ne taip sėkmingai. Sergejus Panovas buvo vienas iš naudingiausių pirmųjų 2 kėlinių žaidėjų. Jo statistika yra tokia: 9 pelnyti taškai ir 3 atšokę kamuoliai per 16 minučių praleistų aikštelėje. Pavyko apsiginti Atėnų Panathinaikoso krepšininkams ir nuo graikų krepšininko, nuo 11 numerio Vasilijos Panulio kojos. Kamuolys palieka aikštelę, tad kamuolį aikštelę grąžins Maskvos centrinis armijos sporto klubas. Jis dar neįmetė į varžovų krepšinį 1 taško, nespėja gynyboje ir puolime taip pat atrodo ne taip efektingai, kaip iš jo tikėjosi sirgaliai. Pataiko Graikijos krepšininkai 3-taškį metimą. Jo autorius Dmitrijus Demantidis. Dmitrijus Demantidis savo ekipai pelno 8 tašką. Sėdasi pailsėti ant suolelio ir pats Ettore Messina po šio tolimo 3-taškio metimo ir išmuša kamuolį graikai. Tie patys 5 taškai skiria šias 2 ekipas 50-45. Su kamuoliu Graikijos krepšininkai, kurie atsilieka 5 taškais. Kaip lengvai dabar suklaidino amerikietį Graikijos žaidėjas. Kamuolį perėmė Sergejus Panovas. Atakuoja iš 3-taškio Graikijos krepšininkai ir pataiko. Tolimas 3-taškis metimas, kurio autorius Frankiško Olvertė savo ekipai pelno 7 tašką. Leidžia Sergejui Panovui rungtyniauti nemažai. Ir Sergejus Panovas gauna kamuolį varžovų baudos aikštelėje, tačiau nepataiko Sergejus Panovas. Antroje žaidimo pusėje jisai netoks turėtų Dejanas Tomaševičius. Rusijos krepšininkai rezga ataką, atakai lieka jau tik 7 sekundės. Papalukas atmeta kamuolį komandos draugui. 3 sekundės be buvo likusios atakui, nesėkmingas rusų metimas ir nespėja grįžti gynybą. 2 Graikijos krepšininkai prieš likusi gynyboje Maskvos centrinio armijos sporto klubo žaidėja. 1,86 cm ūgio sugebėjo atsikovoti po krepšiais 5 kamuolius ir tai buvo geriausias rezultatas komandoje. O įsižaidžia Davidas Andersonas, pajuto metimo skonį.
Maskvos centrinio armijos sporto klubo legionierius iš Danijos. Savo draugų metimus taip ir turi rungtyniauti tikras vidurio puolėjas. Judriai ir aktyviai, neleidžiantis atsipūsti priešininkam. Lieka 5 sekundės iki šio susitikimo trečiojo kėlinio pabaigos. Atakuoja Rusijos krepšininkai. Panovas nesėkmingai atsikovoja kamuolį Rusijos žaidėjai ir baigėsi trečiajam kėliniui skirtas laikas. Taigi po 3 kėlinių Graikijos komanda pirmauja. Į aikštelę grąžins Rusijos krepšininkai. Nelabai su tuo nori sutikti Graikijos sirgaliai. Sirgaliam atrodo vienaip. Tačiau Graikijos patys žaidėjai taip pat pernelyg neprieštarauja, kad galima nebejoti, jog Graikas paskutinis lieta kamuolį. Įdėsta Rusai poziciniai atakai. Iki atakos pabaigos lieka jau tik tai 7 sekundės. Ir dabar numuša šokinėjantį kamuolį ant flanko Dmitris Demantidis. Labai protingai sužaidė Graikijos krepšinio sirgaliai. Pasistengs sukelti tokį triukšmą, kad Maskvos centrinis armijos sporto klubas pasijustų atvykęs į pragarą. Atakuoja Graikai ir pataiko antrą tritaškį metimą iš eilės. Štai ką reiškia. Mes kalbėjome apie galimą Graikijos komandos sprogimą ir šitas sprogimas prasidėjo. Vasilis Panulis savo ekipai šiandien pelno 22 tašką mano paskaičiavimais. Įdomių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Visai kito lygio krepšinį mes matome šios dienos rungtynėse, skirtingai negu Siemens arenoje. Laikanti intriga, neleidžianti atgal kvapo, kaip triumfuoja Graikijos sirgaliai. 8-0 laimi Graikai šią atkarpą. Sartaris. Kostas Sartaris. Įdomiausia tai, kad šis žaidėjas tik dabar pelno pirmuosius 2 taškus, tačiau kokie reikalingi ir dabar nebejotinai. Nėra prasmės net sakyti, kas paprašė minutės per traukėlės, jūs ir patys tai jaučiate kartu su komandos draugais. O laikas bėga, 2 minutės 17 sekundžių lieka šiose rungtynėse 4 taškai, kuriuos reiks atsilošti. Graikai stengiasi, kad kamuolys judėtų greitai. Atakai lieka 5 sekundės, 4. Ir nedaug trūko, kad Teodoras Papalukas būtų perėmęs kamuolį, skaudžiau nebūna. Pačią paskutinę atakai skirtą laiko sekundę Vasilis Panulis savo ekipai pelno 26 tašką ir Graikai pirmauja 6 taškais. O dabar šioje atakoje Teodoras Papalukas privertė prasižengti vieną iš Graikijos krepšininkų. Gero lygio krepšinį matome šiandieną Lietuvos televizijos antrojo kanalo dėka. Trečiadienio vakaras kartu su Eurolyga pražanga, be jokios abejonės pražanga. Kiekviena kita pražanga bus iš karto baudžiama 2 baudos metimais į Maskvos centrinio armijos sporto klubo krepšį. Su kamuoliu Graikijos krepšininkai. Ir vėl Graikai galvoja apie tolimus tritaškius metimus, tačiau Panukalo pasirodo aikštelėje. Sergejus Panovas metė, žiūri, nustebėsi teisėją, pražangos nėra, galima žaisti toliau. Ir Džonas Robertas Holdenas neapsigino nuo pirmosios atakos čia pat. 13 numeris Dmitris Demantidis pataiso nesėkmingą draugo metimą. 88-80 prasidėjo paskutinė ketvirtojo kėlinio minutę. Graikijos krepšininkai yra arti, kad iškovotų savo antrąją pergalę šių metų Eurolygos čempionate. Tik kur kas ramiau ir stengiasi pažaisti laisvai. Netgi atsikovojo kamuolį po nesėkmingo metimo. Panašu, kad rusam nepavyks. Teks grįžti į Maskvą pralaimėjus antrąjį kartą šiame Eurolygos čempionate. Taigi Maskvos centrinis armijos sporto klubas patiria pralaimėjimą, nusileidžia Atėnų Panathinaikosui. 2 rungtynes, kurias mes matėme su Maskvos centrinio armijos sporto klubu, neatnešė sėkmės Maskvos centrinio armijos sporto klubui. 92-82 pergalę iškovoja Atėnų Panathinaikos.